Sveiki, šiandien jums pristatysiu vieną internetinį kazino. Tai būtų Smoke'is, tai ganėtinai nauja ir šiaip išskirtinė bendrovė. Labai dizainas išskirtinis ir šiaip turi tokių savybių, kur gal kitose kazino sunkiai rasite. Tai galbūt galiu ir nuo to pradėti. Tai iš esmės Smoke'is yra labai daug skirtingų premijų. Čia tarkim, pirmai įmokai tai galite rinktis iš vienos, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių, nu realiai šešių skirtingų premijų. Tai, nu, pati pirmoji, aišku, yra pati geriausia, kadangi čia 125 procentai, plus 125 sukimai, tai, nu, daugiausiai šios procentų gaunate, bet tarkim, yra čia Mustang premija. Tai jeigu atliekate didesnes įmokas, tai galite ją tada pasinaudoti, nes tarkim šita yra iki 500 eurų, šita iki 1000, po to yra dar čia viena premija, tuomet yra šitie kažkokie šerifą setai, tai iš esmės čia irgi gaunate net iki 2000 galite gauti premiją, plus nemokami sukimai yra tam tikrame žaidime, tai čia šitos šerifo premijos, tai jos ganėtinai dažnai keičiasi. Tai gali būti, kad už savaitės jau kitoks žaidimas ar kitokia premija bus, bet nu esmė, kad premijų pasirinkimas iš tikrųjų labai yra didelis. Ir netgi ir esamiems žaidėjams čia kiekvieną trečiadienį galima gauti papildomų premiją, tada kiekvieną savaitgalį. Čia galite matyti iš viso kiekvienam papildymui galite plus 15% gauti premijas. Tai nu, kas kalbant apie premijas, tai šiame kazino iš tikrųjų yra labai daug. Ir nu, lyginant su kitomis bendrovėmis, manau, labai reta bendrovė jums galės pasiūlyti tiek premijų. Tai šiaip jeigu jums patinka žaisti su premija, tai tikrai ši bendrovė bus vienas geresnių pasirinkimų. Taip pat joje veikia ir VIP programa. Tai realiai kiekvienas jūsų atliktas statymas jums suteiks taškus. Čia šiame kazino jie vadinami tokenai. Ir realiai tuos tokensus galėsite vėliau įsikeisti parduotuvėje. Tai čia galite matyti yra bonus pinigai, tai galėsite įsikeisti į premijas. Tuomet yra free spinsai irgi. Tai čia irgi galite pasirinkti, kiek norite gauti free spinsų ir įsikeisti už savo surinktus tokenus. Tai va, tai lojalumo programa irgi yra tikrai nebloga. Kurie žaidžia ypatingai daugiau ar ilgesnį laiką kazino, tai žino, kad kuomet iš VIP programos galima kažką susigrąžinti, tai tikrai yra didelis pliusas, tai tada ir didesni šansai ir jums laimėti ir šiaip, nu, tiesiog neapsimoka žaisti kazino, kuriame nėra VIP premijos. Tuomet galim apie mokėjimus pakalbėti. Tai šiame kazino galėsite mokėjimus ir lietuviškais bankais atlikti. Tai kiek mes testavome, tai Luminoras, Sebas ir Revoliutas veikia tiek per bankinį pavedimą, tiek ir bankinėmis kortelėmis. Tačiau su Svedu, jeigu kas nors norėsite mėginti, tai reikėtų rinktis bankinį pavedimą. Su Visa Mastercard tikriausiai atmes jūsų mokėjimą. Aišku, yra čia Skrilas, Neteleris, daugybė kriptovaliutų, tai jeigu turite galimybę, tai visą laiką rekomenduojame kriptovaliutomis atlikti mokėjimus. Čia ir USDT, Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP, visos beveik pagrindinės yra. Tai jo, mokėjimai irgi yra tikrai patogus ir greiti. Prieš atliekant išmoką, aišku, reikės jums atlikti KYC, tai patvirtinti savo tapatybę. Tai neužtrunka labai ilgai, dažniausiai vos įkėlus jau kelių minučių ar valandų bėgyje tapatybė būna patvirtinta ar galite atlikti išmokėjimą. Ir dar gal norėčiau paminėti apie žaidimus. Tai šiame kazino yra 1000 skirtingų žaidimų ir kas svarbiausia, tai yra bene visi geriausi ir populiariausi tiekėjai. Tai Hoxo Gaming, Pragmatic Play, No Limit City, Push Gaming, Relax Gaming, kad BTG, nu kad visi beveik pagrindiniai yra. Net nelabai pastebėjau kažkurių, kur būtų populiarūs ir nebūtų, ar kad yra Elk Studios yra. Ir džiugu, kad ir nauji žaidimai šiame kazino labai dažnai pasirodo. Tai kiekvieną dieną čia rasite kažką naujo.
Tai kalbant ir apie žaidimų pasiūlą, tai nežinau, labai būtų sunku rasti kažką blogo. Aišku, šioje bendrovėje nėra sporto lažybų, tai nežinau, jeigu kas mėgstate, kad būtų vienoje bendrovėje ir kazino ar sporto lažybos, tai čia to nerasite. Bet kam patinka tiesiog tradicinis geras kazino su daugybė premijų variantų ir su daugybė žaidimų, patogiais mokėjimo metodais, tai ši bendrovė tikrai turėtų patikti. Tai va, tai būtų tiek šiam kartui. Jeigu žaisite, tai būtinai darykite tai atsakingai. Tik iš pinigų, kuriuos galite suleisti, pralošti. O nežinau, jeigu ši bendrovė jums nelabai patinka, tai galite užsukti į mūsų kazino guru puslapį. Tai čia rasite ir kitų bendrovių. Tai nežinau, žaidėjams šiaip labai patinka tiek VSB, tiek Monro kazino. Tai jeigu smulkiais nenorite išmėginti, tai galite šitus pamėginti. Ir jo, šiam kartui būtų tiek ir iki kitų kartų. Iki.